Tu būni suplanavęs, tu būni suorganizavęs ir tau atrodo, kad taip turėtų būti ir tai yra teisinga, bet prikimba kažkokia mintis, kažkoks žodis. Ir tu daryk, ką nori ir negali nusikratyti. Ir jau iš praktikos supratau, kad paprastai to kratytis ir nereikia, nes jeigu iš tikrųjų pakyla į širdį kažkas, ko tu neplanavai, paprastai tai to ir reikia dabar. To reikia man, to reikia tau. Ir šiandien aš kalbėsiu apie atleidimo galią. Aš kalbėsiu apie atleidimą. Ir tai yra tema, kuri, manau, turėtų skambėti kiekvieną dieną mūsų ausyse ir širdyje, nes tai yra būtinybė, kasdienybė. Tai pasakysiu, jinai yra kasdienybė. Kaip ir meilė ir vaikščiojimas, taip atleidimas yra kasdienybė tau ir man. Ar pastebėjo taip? Nėra tų, kurie pastebėjo. Tai yra kasdienybė. Nėra taip, būtų gerai taip, kad tu atleidai vieną kartą ir visiems laikams užmiršai, ką reiškia skausmas, ką reiškia vėl nusižeminimas, ką reiškia vėl sudužimas, ką reiškia vėl ambicijų paleidimas ir ką reiškia vėl judėjimas pirmyn, kad ir kaip skauda. Ir galėjimas vis tiek žiūrėti į akis savo priešui, ne tik žiūrėti, bet ir apkabinti galiausiai kažkurią dieną. Ir taip jau yra. Ir realybė yra tokia, kad mes skausmo nei vienas neišvengsim. Kad ir kaip gudriai, ir kad ir kaip besistengtumėt, kad ir kaip beplanuotumėt savo gyvenimą, ir kad ir kaip stengtumėt apeiti visas vietas, kur tik tai būtų įmanoma, reiškiasi, susižeisti ir vis tiek skausmą neišvengsim. Aš kai tik taip patikėjau Kristumi ir kaip pirmą kartą Dievo meilė buvo išlieta į mano širdį, aš nesąmoningai kažkur širdį pagalvojau, viskas, pabaiga, baigėsi mano skausmas vieną kartą ir visiems laikams. Aš pasijutau pirmą kartą, kaip man yra atleista. Pirmą kartą savo atleidau. Ir toks geras jausmas aplankė, pakilo nuo manęs sunki kaltės našta man, kurią aš nešiojau. Ir aš atsimenu, atsibusdavau rytą ir dar nespėjau tą dieną nieko blogo nepadaryti, dar net kojos neiškėliau iš savo lovos ir jau jausdavausi kalta. Kalta, žinot, nieks nežino to jausmo. Žinot, keli žinot. Reiškiasi, tu net tiksliai negali pavardinti, aišku, jeigu pradėtum vardinti, surašytum ir storą knygą, bet net sąmoningai jau nebet nežinai, ką tu ten blogo padarai, bet iš esmės tu kaltas. Iš esmės tu kaltas ir ta sunki kaltės našta, jinai spaudžia tave, jinai spaudžia prie žemės, jinai atima nuo ryto, tau dar, sakau, neišlipus iš lovos, tau atima energiją ir jėgas gyventi ir bandyti iš naujo. Ir tu viską darė, aš irgi viską dariau, kad jos atsikratyti. Aš bandydavau pamiršti. Aš bandydavau sakyti, nieko, viskas gerai, Vilma, viskas gerai, užsidėk šypseną, kaip tu moki. Ir pirmyn. Negalvok, kad tau, negalvok apie tą kaltę, galvok apie kažką gero. Ir tai padėdavo kelioms minutėms, bet po to grįždavau atgal į tą patį, kur buvau, ir vėl tą patį kaltę ir visi, kurie esat žmonės, suprantate, apie ką aš kalbu, ir mes visi tai suprantam, ir visi tai suprantam. Bandydavau skausmo atsikratyti, kada laikas nuo laiko, iš kažkur giliai, tau net neplanuojant, kažkokioj situacijoje, kur iš viso tu neplanavai apie skausmą galvoti, staiga iškyla aštrus skausmas.
į paviršių, tu vėl prisimeni, kaip su tavim pasielgė, tu vėl prisimeni, kaip neteisingai buvo padaryta, tu vėl prisimeni ir atrodo perveria vėl naujai tavo visą esybę, visą, kas tu esi ir tau norėtųsi toje vietoje verkti, bet galbūt tu kažkur tarp žmonių ir tu šypsaisi, bet iš tikrųjų tu verki, tu kraujuoji savo vidui. Ir taip nori su to atsikratyti ir daryk tu, ką nori. Ir to neįmanoma užmiršti visiškai, to neįmanoma kažkur paslėpti. Tai tau nekontroliuojamai iškyla vėl ir vėl. Vėl ir vėl. Ir kai aš sakau, kai atėjau pas Kristų ir pirmą kartą, tiksliau, Kristus atėjo pas mane, o tada aš pas jį. Ir tada pirmą kartą patyriau tą begalinę Dievo meilę, jo atleidimą. Patikėjau tuo atleidimu, atleidau savo ir Dievas pradėjo kelti mano kaltininkus vieną po kito pradžioj ir aš juos padėjau paleisti. Ir aš galvoju, viskas baigta. O dabar su šituo geru jausmu, su šito be kaltės, be skausmo, aš gyvensiu toliau. Ir nepraėjo daug laiko ir aš supratau, kad aš klydau. Aš toliau gyvenu tarp netobulų žmonių ir kaip keista nebūtų, per naktį pati nepasidariau tobula, kaip gaila. Ir pasirodo toliau, aš ir pati padarau klaidas ir kiti šalia stovintis padaro klaidas, bet dar galvojau, gerai, čia pasauliečiai. Nes aš bažnyčioje po įtikėjimo nebuvau 2 metus, Kristus mane aplankė mano namuose, mano kambarėlį ten Lietuvoje, prieš pat išvažiuojant į Angliją. Ir 2 metus aš, kadangi anglų kalbos nemokėjau, tai nedarėjau didelio pasirinkimo, bet 2 metus aš jokios bažnyčios nelankiau. Ir po poros metų tik tai, Dievo vedami, mes suradom pirmąją bažnyčią, tai buvo baptistų bažnyčia, visi beveik buvo jotukai, prancūzakalbiai iš Dramblio kaulo šalies. Ir štai mes šviesus, kurie angliškai nemokami, prancūzų kalbos nemokam, mokyklai mokėmės, bet įėjus pirmą kartą aš įėjau ir prisimenu, išgirdau Žeziu, viskas gerai. Žeziu reiškia Jėzus. Ir supratau, viskas gerai, bet dar daugiau negu to, aš supratau, aš įėjau ir galvoju, viskas, čia tikrai mano vieta, čia angelai gyvena. Ir aš atsimenu, įėjau, čia angelai, čia tie žmonės, su kuriais man reikia būti, čia va tie, žinot tą jausmą, tu eini ir jeigu tu savas, tu žinai, čia šitie, aš su jais noriu būti, čia šitie, nors aš nesuprantu, ką jie kalba, nei angliškai, nei prancūziškai, jie mums jau pradėjo iš karto versti į anglų kalbą, angliškai irgi nesupratom. Dar vis daugiausiai, tam kažkaip bandė vertėti, tai mums buvo gerai. Po to labai greitai išmokau ir anglų kalbą. Ir aš žinau, kad čia ta vieta, kad čia tie angelai. Ir mintis buvo praliepusi greitai tokia, kad čia angelai gyvena, ir čia mums labai gerai. Pasauliečiai jo, jie klysta, jie žeidžia, nes jie Dievo nepažįsta. O čia gyvena Dievo žmonės, jie Dievą pažįsta ir skausmui mano pabaiga. O čia tupėsiu, o čia tarp angelų sėdėsiu. Ir su manim viskas bus gerai. Ir galiausiai supratau, kad tie angelai irgi žmonės. Taip jie Dievą pažįsta, bet ir jie suklysta. Kai kada žiūrėk dvasioje gyvena, kai kada kūne gyvena, vis tik užlipam vienas kitam ant skaudžių vietų kažkur. Ir kažkur įvyksta taip, kaip neturėtų įvykti. O gal kai reikėtų vykti, tiesiog skausmas kitas iki nėra ir blogai. Tiesiog išryškina tai, kas turi išryškėti. Ir aš supratau vieną dieną, kad skausmo aš neišvengsiu netgi būdama tikinti ir būdama Dievo namuose. Tai reiškia, jeigu šito neišvengsiu, tada vieną dalyką, ką man reikia išmokti. Kaip man Dieve toliau gyventi, kad tas skausmas ir neteisybės patirtos neparklupdytų manęs, bet vestų tiesos keliu sėkmingai. Ir kai ko aš išmokau, ir tuo, ko aš išmokau, pasidalinti su jumis. Tai, ką aš ir kalbėsiu šiandien, tai nėra iš knygelės perskaityta, ar tiesiog Biblijos žodžiai, kurie nieko bendro su manim neturi. Iš tikrųjų, daugybę dalykų reikėjo pereiti, šituose pačiuose namuose ir šeimoje, ir savo gyvenime asmeniniam. Ir noriu pasakyti tik tai vieną.
Atleidimas yra begalinė jėga, kuri išlaisvina Dievo meilę taip galingai tavyje ir per tave, kad joks velnias žemė šioj ir joks žmogaus kietumas ir jo kieta širdis negabi prieš tai išstovėti. Tai galinga. Ir tai mums duota. Brangieji, kitas įvykiai, kai girdi tokius pasakymus, aš negaliu atleisti, tu gali. Žinai, kodėl aš sakau, kad tu gali? Nes tavyje gyvena Dievo dvasia, kuri įgalina tave tai daryti. Tu nesi paprastas žmogus, jeigu tu turi Kristų kaip savo gelbėtoją savo gyvenime, jeigu Dievo dvasia gyvena tavo širdį, tu nesi paprastas žmogus, tu gali. Nes ten, kur tavo jėgos baigės, ten galingai pakyla Dievo dvasios jėga. Ir tau žengus tikėjimu, tik tai žingsnį tikėjimu, vieną pasirenkant atleisti, iš tavęs ir tavyje atsipalaiduoja kažkas galingo, kas griauna piktojo visus darbus tavo akivaizdoj. Pradėsiu gal tai tiesiog parodydama, ką neatleidimas neša į mūsų gyvenimą. Nes kitas sykį mes nelabai suvokiam arba netikim, nematom, ką mes sau darom. Ir pakartosiu, tai sau darom, sau. Girdit, visi jau išgirt, ką mes sau darom neatleisdami. Dažną kartą žmonės net nesąmoningai pagalvoja, jeigu aš tau neatleisiu, tai tau skaudės. Čia nėra tokių, kur pagalvoja, bet taip, neatleisiu tau. Ir taip garsiai nesakyt, neatleisiu tau ir tau skaudės. Ir tau skaudės. Ir tiesa yra tokia, kad tas žmogus, kuris įskaudino tave, pasielgė su tavim neteisingai, greičiausiai ramiai miega ir daug kai kurie net nesuprato, kad tave sužeidė. Ir jie toliau gyvena gyvenimą. Ir jie miega ramiai, o tu ne. Jie negeria nuo galvos skausmo vaistų, tu geri. Jie toliau gali džiaugtis gyvenimu. Tau viskas pilka pasidarė. Jokia saulė tau nešviečia net saulėtą dieną ir nieks nemiela tau. Bet tas žmogus ramiai toliau gyvena. Suprantat? Gyvenimą, kurį turi gyventi. Neatleidimas žeidžia tik tai mus pačius. Pakartosiu. Neatleidimas žeidžia tik tai mus pačius. Jeigu aš dabar į va šitą stiklinę įlašinčiau tik tai vieną lašelį nuodų. Tik vieną. Ir tu matei. Ar ne? Ir tu matei, vat Gintaras matė, kad aš įlašinau tik tai lašelį nuodų, jis matė ir paskui aš sakau, Gintarai, prašau. Kaip jūs galvojate, jis gertų? Jis negertų. Jis sakytų, Vilma, tu juokauji, bet žmona tik apgynė. Ne, aš dar neduosiu iš Gintaras jau. Mažą paimtų ar ką. Tu juokauji, sakytų, tu juokauji, Vilma, iš tikrųjų tu juokauji. Tugi prie manęs tik lašinai tos nuodus ir tu man siūlai. Tai yra kažkas panašaus, kada mes žinodami, ką su mumis daro neatleidimas, sąmoningai imam tą stiklinę ir geriam, tarytum nieko ten nebūtų. Iš tikrųjų nelašinam nieko. Tarytum nieko ten nebūtų. Bet ten yra. Neatleidimas, raštas mokina Mato 18 skyrių 34-35 eilutė, sako, neša kančią. Kančia pačiam žmogui. Kančia tau pačiam. Sako, užsirūstinės valdovas. Aš prisimenu istoriją, kada vienas žmogus buvo labai daug skolingas savo šeimininkui. Čia Mato Evangelijoje istorija užrašyta. Didelė suma pinigų. Ir vieną dieną šeimininkas gerumo apimtas, sako, atleisiu visiems, kurie man skolingas. Šitam aš atleisiu. Ir pasikeitė, sako, tu man daugiau nebeskolingas, aš tau atleidžiu viską, ką tu man buvai skolingas, viskas. Eik laisvas, pradėk iš naujo viskas. Ir jis laimingas išlėkė, reiškėsi,
ačiū Dieve tau, tu atleidai man visas kančias, kaltes, atsiprašau, ir išgydė visas mano žaizdas, ačiū tau. Ir išėjęs į gatvę susitinka savo bičiulį, savo draugą, kuris šiek tiek buvo skolingas, nedaug, truputėlį buvo skolingas, kažką irgi negero buvo padaręs jam, ar ne? Ir jisai sako, pasigavo tą draugą ir pradėjo smaugti, atiduok man skolą, reiškiasi, ir jeigu neatiduosi, tau viskas baigta. Ir jisai smaugė tol, kol tas žmogus turėjo atiduoti ir apie tai sužinojo šeimininkas. Ir šeimininkas pakvietė jį ir sako, aš tau atleidau šitą daug. Argi tu neturėjai tuo pačiu atsilyginti ir savo draugų, juk jisai net nepalyginsi, kiek buvo skolingas tau su tuo, kiek tu buvai man. Ir čia ne pabaiga, šeimininkas sako, atsiėmė savo žodį ir įmetė į kalėjimą. Skolininkas sako, kol anas atiduos iki paskutinio cento. Ir raštas sako, taip užsirūstinės valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tyros širdies neatleisite savo broliams. Ką reiškia iš tyros širdies? Pasakysiu, kad taip, kas nereiškia iš tyros širdies. Žinot, kada tave sužeidžia, kada tave įskaudina ir net kitas įkėdėina žmogus sako, atsiprašau, nieko tokio, viskas gerai. Mesgi krikščionys. Eik ramiai, viskas gerai, žinot, nieko tokio. Ne nieko tokio. Iš tyros širdies tai reiškia, tu žinai, kad skauda. Ir tu žinai, kad tas žmogus tavęs įskaudino. Ir tu žinai tą skausmą. Ir tu nebėgi nuo jo. Ir tu neignoruoji jo. Bet tuo pat metu renkiesi pagal Dievo žodį, savo laisvą valią, kurią tau Dievas davė. Renkiesi, man skauda. Ir man dabar, va šiuo metu skauda. Suprantat, žaizdom gydyti reikia laiko. Atleidimas nėra jausmas. Atleidimas ne tada prasideda, kai tu nejauti skausmo. Atleidimas vidury skausmo, pačiam viršūnė kitas iki skausmo, renkasi Dievo žodį, kuris sako, atleisk, kad ir tau būtų atleista. Tai yra valios pasirinkimas, kuris sako, dėl to, kad Dievo žodis man sako, atleisk dėl to galiausia, kad man jau yra atleista. Man šitiek yra dovanota. Man šitiek yra anuliuota, man šitiek skolos yra nurašyta. Nepalyginamai su tuo, ką tu man padarėjai. Ir taip man skauda, ir taip man sunku. Bet dėl to, kad Dievas man taip sako, ir aš žinau, kad tai vienintelis kelias išeiti iš mano kalėjimo. Aš sakau tau, aš atleidžiu. Ir aš turiu tai minti. Atleidimas, klausykit atidžiai, nepateisina veiksmų. Atleidimas niekada nesako, kad nieko tokio. Tai, kad tu padarai nieko tokio, viskas gerai. Ne, nieks negerai. Nusikaltimas yra nusikaltimas. Atleisdama aš nepateisinu ir neišvartau nieko tenais pagal savo supratimus. Taip, kaip įvyko, taip įvyko. Ir skausmas ten, kur yra, jis yra. Bet kokiu atveju aš renkuosi tai, kad Dievo žodis sako. Brangieji, tai veikia. Ir aš žinau, kad kitą sykį vien kad pasakyti, tai reikia sukaupti visą visatos jėgą esančią tavy. Labai gerai pasakiau. Visą visatos jėgą esančią tavy. Taip yra. Visą visatos jėgą esančią tavy. Nes kai kada skausmas jis toks didelis ir toks stiprus, kad kitas iki man asmenų būdavo, kad atrodo jisai supolarizuoja tavo va čia, bet visą burną liežuvis prisiklijuoja. Ir atrodo, paprasto vieno žodžio pasakyti, aš tau atleidžiu. Tu pasidarai negabus lygtais. Bet tą akimirką, kai tu sakai, aš renkuosi, Dieve, aš renkuosi, įsigalina tave. Tavyje pakyla kažkas antgamtiška. Ir kad ir kaip, galbūt tau reikės patikėti keletą minučių, kol tu pasakysi, aš tau atleidžiu, bet nesitrauk, vis tiek pasakyk. Jeigu matai paralyžą, bent burną, taip įsižiok. Jau bus pradžia,
ir tegu laukia tas, kuris gali sulaukti atleidimą. Ir tu pasakysi. Kada atleidimas vyksta, svarbu išpažinti, brangieji. Nebūtinai žmonėms, kai kurie žmonės niekada neateis pas jūs atsiprašyti. Ir nebūtina, kad tave atsiprašytų prieš tau atleidžiant, suprantat? Jeigu ateis ir atsiprašys, tai bus bonus. Čia bus priedas. Bet ne visada mes žmonėms tiesiai sakom, aš tau atleidžiu. Nes jeigu jis neateina atsiprašyti pas mane, aš ir nepasakysiu jam atleidžiu. Žinot, kitas iki žmonės naudojasi tokiu, aš porą kartų naudojusi šituo savo vyrui atleidžiant. Jis tuo metu neatsiprašinėjo manęs ir greičiausiai nesuprato, ką padarė, bet aš nesisąmoningai manęs neskaudino. Kitas iki mes pilni iliuzijų ir kadangi tos iliuzijos neišsipildo, mes jaučiamės įžeisti, bet nebūtinai žmogus žeidimus. Ir aš atsimenu, kelis kartus esu taip darius, kadangi niekas nevyksta, ateidavau ir sakydavau, šiaip tai aš tau atleidžiu. Iš tikrųjų, aš nieko nesakiau, kad aš atleidžiu. Aš norėjau akistatos, aš norėjau įsiaiškinti ir aš norėjau, kad manęs atsiprašytų garsiai. Ir tai nebuvo aš tau atleidžiu iš tiesų. Tai buvo tas žodis panaudotas, man atkreip dėmesį, man skauda ir tu kažką turi padaryti dėl to. Tai va, aš atleidžiu, mes naudojam tik tada, kada žmogui naudojam, tada, kada jisai ateina ir atsiprašo. Tada mums svarbu pasakyti, aš tau atleidžiu. Ir gali sakyti, bet man dar skauda, tai gal aš neatleidau, viskas gerai. Žaizdai reikia laiko, kad jis sugytų. Akimirka, kai tu darai sprendimą pagal Dievo žodį atleisti, tą pačią akimirką atsipalaiduoja gydantį Dievo jėgą į tavo žaizdą. tą pačią akimirką, ne anksčiau ir ne vėliau. Tu gali skausmą užkasti gyvą, bandit kas nors. Keliais sluoksniais betoną užpilti ant viršaus. Nemiršta. Laiko atėjus duoda apie save žinoti vėl ir vėl. Skausmas užkastas gyvas, jis gyvena slaptai tavo širdį ir duoda apie save žinoti. Tu tampi neįgalus priimti meilę. Tu kankiniesi, tu kenti. Tam tikri dalykai reiškiasi, kurie neturėtų reikštis, kada skausmas gyvas palaidotas. Kiekvieną kartą, kada yra nuoskaudos, kada yra įžeidimas, kiekvieną kartą svarbu išpažinti atleidimą. Taigi, ne visada tu pasakysi, aš atleidžiu žmogui, bet visada turi pasakyti, aš atleidžiu. Ir tai daryti Dievo akivaizdoje. Brangieji, atleidimą svarbu išpažinti garsiai. Klausykite, čia aš daugybę metų mačiau, ką reiškia ir pati savo gyvenime ir tarnauju žmonėms, konsultuodama ir savaitgaliuose. Ir aš matau, ką reiškia, kada žmogus išpažįsta. Tai veikia kaip atgailos malda. Atrodo, kažkoks stebuklas įvyksta, kai žmogus garsiai savo maldoj pasako, aš tau atleidžiu. Aš jam atleidžiu, Dieve, man labai skaudu, bet aš jam atleidžiu. Akimirka, kada mes tai darom, gydymo procesas prasideda. Gydymo procesas prasideda. Antra, ką neatleidimas daro, blokuoja Dievo atleidumą tau. Čia pasikartos Mato 6 skyriui 14-15, sako, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškas tėvas atleis jums. O jeigu jūs neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Čia paprastai klausimas kyla, tai ar Dievas mums neatleido tą pačią akimirką, kai mes atėjom pas jį nusidėjėliai ir sakėm atleis man, taip jis atleido. Bet kaip anoje istorijoje matėm, jis pirmiausia dovanojo tau ir man. Jis nelaukia, kol tu visiems nusidėjėliams, reiškia nusikaltėliams, kurie tau nusikalto atleisi. Ne, jis sako, aš tau atleidžiu, aš dovanoju tau visą skolą. Eik ir elgis taip pačiai. Tau yra dovanota, tau yra atleista, tu dėl to nieko nepadarei. Ir sako, elgis taip pačiai su savo kaltininkais. Elgis taip pačiai. Ir kas gaunasi, kada mes atsisakom atleisti? Į mūsų gyvenimą grįžta sunkiai Dievo ranka. Ne dėl to, kad Dievas mūsų nemyli kažkaip, bet iš tikrųjų grįžta atgal. Ir mes jaučiam, ir mes žinom, atsiranda siena stora. Atsiranda ir atrodo tas bendravimas su Dievu pradeda galvoti kažkur. Neatleidimas
blokuoji tėvišką atleidimą. Ar tau reikalingas atleidimas iš Dievo? Va tiesiog dabar. Aš klausiu. Nėra tokių? Greičiausiai yra. Man reikia. Ir jau kasdien reikia. Kasdien mes paslystam, kasdien mes kažkur pasielgiam ne taip. Ir mums kasdien reikalinga jo malonė. Ir Dievas sako, gyvenk tuom, ko aš tau jau daviau. Ir mano malonė dauginsis tavyje ir per tave. Trečia, neatleisdami mes atveriam velniui duris. Va šitą, kad jūs matytumėte, kad jūs suprastumėte, kaip plačiai atsidaro durys, kai žmogus pasilieka neatleidime. Efeziečiams 4:26-27 sako, rūstaudami nenusidėkite, tegu saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės ir nepalikit vietos velniui. Vienas dalykas iš čia sako, rūstaudami nenusidėkit. Žinokit vieną, pyktis nėra nuodėmė. Jausmas pykčio, rūstybė čia sako, pyktis nėra nuodėmė. Kaip pavyzdžiui, jeigu tave sužeidė, neteisingai pasielgė ir tavyje sukyla pyktis viduje, tu supykai, tau nemalonu, rūstybė pakilo tavo viduje. Viskas normalu, reiškia, tu dar žmogų gyvas, dar kūną turi ir save kažkiek gerbi. Ta prasme, tai yra normalu. Tai nėra nuodėmė, suprantat? Ir to nereikia ignoruoti. Taip, jeigu tau labai stipriai kažkas su kulniuku, va taip imtų ir užmintų ant kojos, ar ne? Nu, greičiausiai tu sakytum, ar ne? Ir niekas šalia atsistojęs nesakytų, kaip tu čia dabar reiškiasi, kaip čia pas tave kažkokie reiškiasi jausmai sukyla. Tai normalu, todėl kad kažkas atsistoja tam su koja, su kulniuku reiškiasi ir tai skauda. Ir tu kažkaip reaguoji ir tas pyktis, ta rūstybė sukyla kaip jausmas tavyje. Bet sako, rūstaudamas, turėdamas tą jausmą pykčio, nenusidėk. Daryk kai ką, kas nėra tau visiškai natūralu, kad Dievo žodis moko. Skubėk greitai atleisk, skubėk skausmai išpažinti Dievui. Susitvarkyk ten vietoj. Ir nereiks tau likusį gyvenimą kalbėti apie kažkokį žmogų, kuris atsistojo tau su kulniu ant kojos, reiškiasi. Rūstaudamas, sako, nenusidėk ir nepalik vietos velniui. Reiškiasi, kad saulė nenusileistų. Tai ką rodo? Vienos dienos, reiškia, jeigu vieną dieną palauksi neatleisdamas, yra tiek daug, yra pakankamai daug, kad užkėdintų tavo širdį visam likusiam gyvenimui. Žinokit vieną, patarlės rašo, sako, su visus stropumu saugokit savo širdis, iš kurių ir teka gyvenimo šaltiniai. Iš savo praktikos ir savo gyvenimo ir kitų pastebėjau, niekas kitas taip greitai nekietina širdies. Jokia kita nuodėmė žemėje šioje taip stipriai nekietina širdies, kaip neatleidimas. Ir tie, kurie patyrė, tai pasakysite amen. Tu dar ryte mylėjai visus aplinkui, ar ne? Tu mylėjai šitą bažnyčią, tu mylėjai visus šį lyderius, tu mylėjai visus ir tikrai iš tyros širdies tau gera buvo būti. Ir tada ryte kažkas sužeidė, galbūt iš tų pačių brolių. Ir jau vakare, jeigu nesusitvarkiai, tu nenori nieko matyti. Į šitą bažnyčią aš daugiau neeisiu. Ir čia nebetarnausiu. Ir nenoriu nieko girdėti, nes nėra meilės šitoj bažnyčiai ir taip toliau. Bet su šitai žmonėm aš daugiau nebegyvensiu. Ir tokių išvadų nieks nedarė. Kažkiek kartų, aš atsimenu jau saulė besileidžiant, kol aš galinėjausi atleisti ar ne. Ir jaučiu, kaip mano vidų jausmas, jaučiu, kaip ta širdis, jinai kietėja, atrodo, kaip geležiniai kažkokie rankos suspaudžia, reiškiasi tą širdį, jinai kietėja ir staiga tie patys žmonės tavo akise persiverčia į kitą vaizdą. Tai nereiškia, kad jie pasikeitė per dieną. Tai kai kas pasikeičia mūsų širdį. Ir mes pasidarom kaliniais savo pačių neatleidimo. Ir sako, mes atidarom velniui duris. Velnis, patikėk, labai neapkenčia tavęs. Ir jeigu jam tu tik duosi nors vieną progą šeimininkauti tavo namuose, patikėk, jis nepasigailės.
per vieną dieną jis gali sugriauti tai, ką tu statei savo gyvenimą. Per savo gyvenimą. Tai nejuokinga, kada supranti visą tai, patikėkit, atsiranda jėgų. Kada tu patiki tuo, kada tu supranti, kad tikrai tos stikliniai yra nuodų. Atsiranda motyvacija, atsiranda jėgas, atsiranda viskas, kas reikalinga. Taip yra. Taip yra. Ir kada, aš kažkada pasakojęs esu, bet dėl tų, kurie negirdėjo, pasakysiu, daug metų čia atgal, Dievas man praktiškai apreiškė, kaip iš tikrųjų velnias ateina į mūsų gyvenimą, man labai aiškiai davė suprasti ir man užteko visam gyvenimą, aš prisimenu iki dabar iki jausmo, kaip tai vyko. Mes tą dieną susipykom su savo vyru ir aš labai užpykau ir aš labai užpykau. Ir aš labai užpykau. Ir sakau, viskas. Dabar. Žinot, kaip moteris, vyrai greičiausiai tai nemoka, bet moteris dabar nesikalbėsiu. Kas man labai sunku daryti, aš nežinau, kaip aš taip klausau galvojus. Nebesikalbėsiu. Mėgosiu kitam kambarį, valgyti nieko nedarysiu ir iš viso niekom nesirūpinsiu. Dabar vat pažiūrėsim, kaip gyvensim be manęs. Reiškiasi, ir aš, nors Dievo dvasia iš karto Vilma. Tu žinai kelią. Aš nenorėjau nieko girdėti, gal viskas, gana, užtenka. Pamokysiu vieną kartą, kaip su manim, reiškiasi, reikia teisingai elgtis. Ir aš su tokia nuostata, atspėkit, nuėjau miegoti. Ir aš žinau, kad aš taip neturiu daryti. Bet aš išbandžiau, aš pabandžiau. Ir aš nuėjau miegoti. Tai buvo baisiausia naktis mano gyvenime. Ir Dievas iš savo malonės man leido matyti, vadink, aš nemačiau velnio fiziškai, kad fiziškai. Bet jis buvo atėjęs. Ir aš meldžiausi visom maldom. Aš Darius, aišku, naktį nekėliu, bet aš meldžiausi ryto greičiau, kada tik jisai atsikels ir aš atsiprašysiu jo už visą savo elgesį. Aš viską supratau, aš žinau, kad tą akimirką, kada aš nusprendžiau neatleisti, buvo atidarytos plačiai velniui durys ir jis užėjo. Ir jeigu aš būčiau palikus tai toliau, aš nežinau iš viso, ar mes būtumėm kartu šiandien. Ir tai, jeigu atsukti atgal, tai buvo tokia smulkmena. Žinot, mes moteris kitas įgėlių. Užpykau, o kodėl? O ką padarė? O ką iš tikrųjų jis man padarė? Ką ten tokio padarė? Dėmesio neatskyrė, ilgesnį laiką. Ar dar kažką. Ir tu kaip galvoji, Dieve, tokios smulkmenos ir tokių didelių dalykų gali prisivelti savo gyvenime. Ir aišku, aš, kai atsibudo, tikrai labai džiaugiausi ir labai susitaikėm. Ir paskutinis, neatleidimas trukdo dvasiniam augimui. Morkaus 11:25 sako, eidami melstis atleiskite, jeigu ką nors turit prieš kitus, kad ir dangiškas tėvas jums atleistų jūsų nusižengimus. Čia kaip ir apie tą patį, bet eidami melstis, tai sako, eidami į bendrystę su pačiu Dievu. Kada mes augam bendrystėje, artume Dievo? Ar ne? Ne tik tai, kada skaitom, bet kada ir skaitom, ar meldžiamės, bendrystė turi ateiti, artumas Dievo. Tada mes keičiamės į jo šlovę, mes bręstam dvasiškai, mes augomės panašiai į jį. Ir čia sako, prieš eidami į tą bendrystę, prieš eidami į tą artumą, atleisk kitam, kam reikia, nes kitokiu būdu neatsipalaiduos Dievo artumas. Bus uždaryta. Ir augimas mūsų stoja, kada mes atsisakom augti. Dabar noriu kai ką labai svarbus pasakyti. Klausykit labai atidžiai klausykit. Jūs dabar girdėjot, kad aš sakau, atleiskit, kažkam atleiskit, visiems atleiskit ir tai yra tiesa. Bet žinok vieną, pats pirmas žmogus, kuriam tu turi atleisti, atspėkas. Čia stovi, ten sėdi.
Pirmas žmogus, kuriam tu turi atleisti, tai esi tu pats. Pakartosiu dar kartą. Pirmas žmogus, kuriam tu ir aš turim atleisti, tai mes patys. Ir kaip dažnai mes šitoje vietoje prašauname. Ir žmonės, kurie neatleidžia savo, jie kaltina paprastai save, jie kankina, jie kančioj gyvena, jie mato savo tas klaidas, jų negali niekur pastumti į šoną. Jie kankinasi, jie graužia save ir žinot, kas yra, jie kankina ir kitus. Nes žmogus, kuris kaltas jaučiasi, kuris gyvena amžinoj kaltėj, jis kaltins kitus, nes žmogus duoda tai, ką turi pats. Jeigu jis graužia save, jis kaltėjai graužia save, jis natūraliai perkels ant kitų, jis grauž kitus, jis kaltins kitus, jis kankins kitus, nes tik tiek jis teturi. Ir tu iš jo nepareikalausi daugiau šiam kartui, bet kai žmogus atleidžia savo ir Dievo malonė, jo meilė nuplauna jo širdį ir sako tau atleista, stokis ir eik gyvendamas naujai, aš tau duodu naują popieriaus lapą, rašyk iš naujo. Ir tai bus kasdien, nes mes kasdien nusidedam, mes kasdien stokojam jo šlovės ir kasdien reikalinga priimti iš Dievo atleidimą ir atleist savo. Ir po to kitiems. Brangieji, jeigu tu nepraktikuoji atleidimo savo, tu be galo didelę Evangelijos dalį išmeti iš savo gyvenimo. Ir net ne tai pasakysiu. Atleidimas savo, kaip ir kitiems, tai yra tikrai akivaizdi. Tai yra ryški apraiška nuolankumo. Kas yra nuolankumas? Nuolankumas visų pirma niekada nesikoncentruoja į save. Nuolankumas nežiūri į savo jausmus. Nuolankumas nežiūri į savo sampratas pagal žmogišką, humanistinį dažną kartą reiškiasi sampratą, jis nežiūri. Nuolankumas tiki tuo, kas yra pasakyta Dievo žodyje. Kas yra pasakyta Dievo žodyje ir kas pats Dievas yra. Jis tiki. Jis nežiūri, kaip tuo metu tu jautiesi. Jeigu Viešpats pasakė, aš atleidžiu tau visas kaltes ir jų nebeprisimenu. Tai kas tu toks, kad būtum daugiau už Dievą? Štai, sako, Hebrajams 10, 16, 17 sako, štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse ir daugiau neprisiminsiu jų nuodėmių nei jų nedorybių. Ir kai tu ryte paprašai atleidimo už tam tikrą nuodėmę, ir vakare atėjai ir vėl tą patį darai, ta prasme, tu nepadarėjai antrą kartą tos pačios nuodėmės turminti, tu padarėjai ryte, tu atsiprašai Dievo ir toliau gyveni nedarydamas to, ką tu padarėjai ryte, bet vakare ateini su ta pačia malda ir sakai, Dieve, atleisk man už tai ir už tai. Ir Dievas žiūri į tave ir sako, apie ką tu? Visas sąrašus verčia, angelus susikvietė, reiškiasi, visas knygas atidaro. Kur čia ta nuodėmė? Parodyk man, apie kurią jisai kalba. Raštas sako, kai jis atleidžia, jis pamiršta, jis ištrina skolos raštą. Jis ištrina ir jis to neprisimena. O tu prisimeni. Ir dabar atleidimas nėra, kad mes užmirštam viską. Tu prisiminsi tam tikrus dalykus. Bet tu sąmoningai tikėjimui jo pasakytą žodį nuolankiai. Nuolankiai, tai reiškia, jeigu tu tai pasakėjai, kas aš žmogus, kad sakyčiau kitaip. Ir jeigu tu sakai, man yra atleista, aš sakau, Jėzau Kristau, ačiū tau. Aš protu negaliu suvokti, kaip tai gali būti. Aš protu negaliu sudėlioti visko į savo šitą mažą dėžutę. Bet jeigu tu sakai, kad man yra atleista, man yra atleista. Man yra atleista. Ir brangiai, aš praktikuoju tik kiekvieną dieną ir galiu pasakyti, kaip tai išlaisvina ir kaip tai įgalina mane daugiau nepasiduoti tom pačiom nuodėmėm. Brangiai, jeigu tu
pasakai, atsiprašau už kažkokią nuodėmę ir toliau gyveni kaltėjai, aš tau garantuoju, tu darysi toliau ir toliau tą patį. tą patį, tu neturi jėgos pasipriešinti. Bet kada tu priimi atleidimą ir Dievo dvasia pripildo tave toj vietoj, tu atrandi jėgų pasipriešinti. Antrą kartą su priešininku tuo pačiu susikausi kitaip. Ir net jeigu dar kartą pralaimėsi ir dar kartą priimsi atleidimą, trečią kartą tu dar taktiką aiškiau matysi priešą ir dar kartą susikausi ir tu būtinai nugalėsi. Tu būtinai nugalėsi. Atleidimas savo pačiam yra būtinybė, brangieji. Kitokiu būdu mes ir nepažinsim, kas iš tiesų Dievas yra. Ir kitokiu būdu mes neturėsim jėgos išstovėti prieš piktojo strėles visas. Nuolankumas nestato savęs aukščiau Dievo žodžio. Nuolankumas sako taip. Gal aš ir nesuprantu, gal aš net ir galvoju dar kažkur kitaip. Ir jaučiuosi visai kitą pusę. Bet jeigu tavo žodis taip sako, tai aš sakau taip. Ir aš renkuosi tą valią, kurią tu man davei elgtis taip, kaip pasakyta. Taip, kaip pasakyta. Pasakysiu dar taip. Kada yra skausmas, kada mums skauda, kada mes neatleidžiam, kur yra skausmas, ten yra teismas. Ten yra teismas. Jie eina dviese, visada, kai jie suaugę. Jie suaugę. Prisileidi neatleidimą, eini kartu su teismu. Ir aš pats populiariausias, kurį aš naudoju visada, pavyzdys. Jeigu eidamas pro duris palikai pirštus tarp durų ir kažkas duris uždarė, ir žinot, kaip pumpuot, kas nors įkišė taip rankas tarp durų. Tarp durų. Ir kažkas tas duris eidamas jiem ir uždarė, kaip ir turi uždarytos duris, ar ne, jeigu jos yra, tai turi būti uždarytas. Ir tu taip, ir pirma mintis kokia aplanko? Nu, tu ką, nematai aklas ar anoks ir taip toliau ir dar geresnės mintys ir žodžiai pakyla. Reiškiasi, akimirksnio, tau nereikia pastovėti ir pagalvoti. Ką pagalvosi, tiesiog ir iššauna. O jeigu tas žmogus, kuris uždarė duris, buvai tu pats, žinot, kaip mašinos dureles užsidarinėjom, ar ne? Taip ir užsidarai, reiškiasi. Ir taip, ir pirma mintis apie save, kokia buvo. Ar ne? Akimirksnė. Nereikia laukti nieko, tiesiog iššauna kaip žaibas. Ir dažną kartą, brangieji, tie, kurie ir savo pasilieka neatleist, jie pastoviai gyvena teisme savo. Ir teisme savo. Kaip aš šitai? Kaip aš toks ir anoks? Kaip aš penktoks ir trečioks? Kaip aš toks ir anoks? Ir tu pastovi tą plokštelę suki dieną, naktį. Nieko keista, kad nėra jėgų atsistoti ir gyventi gyvenimą, kurį Dievas nori, kad tu gyventum. Akimirka, kai mes atleidžiam savo ar kitiems žmonėms, mes automatiškai atsistojam išpažindami ir visi teismai, kuriuos aš nešiausi savo, ar tiems žmonėms, kurie buvo kalti man, atleis man Dieve. Aš nesu teisėjas. Tu vienas esi teisėjas žemė šioj ir tu darai tai labai teisingai. Labai teisingai. Ir šiandien sako taip raštas, Mato 7:1-2, neteiskit, kad nebūtų teisiami. Kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokius saikus seikėte, taip ir jums bus atseikėte. Sako Romiečiams 12:18-21, kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso gyvenkite taikoj su visais žmonėmis. Nekeršinkit patys, mylimieji, bet palaikykite tai Dievo rūstybė. Juk pasakyta, mano kerštas ir aš atsimokėsiu, sako Viešpats. Verčiau, jeigu tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdink jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nuvalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Ir galvoji, aš palauksiu, kol tos žarijos bus sudėtos ant tavo galvos. Ir vietoj plaukų ten bus plikė, visa
gyvenimą, nes Dievas teisingas, jisai atkeršins už mane. Čia ne tai raštas kalba. Sakė, bet vyrai man galvos žarėje, sakė, dėsim. Ne taip čia parašyta. Žinot, apie ką čia kalba? Čia kalba tais laikais, kada šviestuvų, kuriuos mes turim lauke, nebuvo. Ir kai sutemdavo pas mus čiukšt ir įsijungia visos lempos, ar ne? Visi šviestuvai ir mes vaikštom šviesoje. Tais laikais taip nebuvo, bet būdavo tokios kepurės. Tokios kepurės, va čia apie tą kepurę ir kalba. Tokios kepurės su metaliniais bryliais, ta prasme, su metalu, jinai buvo kepurė ir ant jos buvo metalas. Ir ant tos kepurės, ant to metalo būdavo sudedamos žarijos, ugnis. Tai reiškia, kai žmogus eidavo naktį, jis matydavo kelią. Jis pats šviesdavo. Tai čia ir kalba sako, melskis už savo priešininkus, kad atsivertų akis. Ir jie daugiau nevaikščiotų tamsoj. Nes aš neatėjau, kad nei vien. Aš atėjau ne tam, kad ką nors nusiųsti į pragarą ir ką nors plikę palikti, o kitą ištraukti. Ne, aš atėjau visus išgelbėti. Aš atėjau visus išgelbėti. Aš atėjau visus išgelbėti. Ir mano valia, kad visi matytų tiesą. Ir sako, kai tu prisidedi, dar jis sakė, ar turi Dievas poreikį? Taip, prisidėk prie jo darbų, laimindama savo priešus. Ir tokiu būdu tu sudarysi galimybę žmogui praregėti. Girdit? Praregėti. Tu dar laimini dar vieną žarį šviesiau. Tu dar laimini dar vieną žarį šviesiau. Ir dar šviesiau. Ir žiūrėk, žmogus taiga atsibunda ir sako, ką aš savo galvojau, ką aš savo dariau. Ir tu prie to prisidėjai, kad žmogus praregėtų. Man, teisingumas nėra tai, kad mes atsikeršinsim ir atsilyginsim. Arba net kas nors atsilygint. Niekas. Bandėt. Ar pavyko? Atsilyginot. Klausimas toksai ir nuoširdžiai atsakyk, kaip po to jauteisi. Iš vienos pusės, aš kadangi irgi mačiau, tai žinau pati, iš vienos pusės, kaip ir sakyk, nu va, ir dabar turėkis. Bet iš kitos pusės. Oi, tikrai, Sara, geriau būčiau. Kažkoks. Dabar kaip ir turėčiau džiaugtis, juk viskas, atsilyginau, visi žino, koks jis yra noks, pasakiau, pusę kaimo jau žino, kaip anas ir tas su manim pasielgė. Bet kažkas viduj taip blogai, taip blogai, taip blogai, taip gaila, kad aš tai padariau. Ar ne? Ką tai rodo? Rodo, kad tai nepadeda. Rodo, kad teisingumo neatneša tokie sprendimai. Laisvės neatneša tokie veiksmai, nei tau, nei kitiems. Amen. Geriau pasitikėkim Dievo žodžiu, elkimės taip, kaip jisai moko, ir jūs tikrai matysit. Matysit Dievo šlovę. Dar apie teismą sako, kas kasa duobę, tas į ją, atspėkit, kas įkris. Pats, aišku. Sako patarlės 26-27, kas kasa duobę, ją įkris. Akmuo užrieda ant to, kuris jį pajudina. Tu kasėjai duobę kaip ir ne savo. O žiūrėk, vieną rytą ir atsibundi, kad sėdi joj pats. Ta daro teismas, kada mes pirštais rodami kitus, tarytų mes teisesni būtume. Arba raštas sako, kas už kažką teisė, jeigu to labai kliūva kažkoks veiksmas ar kažkas, tai yra garantija, kad tas pats guli tavo akį. Sako, jeigu matai tą mažą krisliuką kito akyje ir jis taip tave erzina, žinot kaip būna, praeit negaliu, visi kiti krisliukai tai nieko tokio, bet šitas, ir kur veisi, jį matai, o ypač tam tikruose asmenyse. Ir jie būtinai vaidenasi prieš tave, būtinai jie bus ten, kur tu esi. Ir jie taip kliūva, ir prašai išlaisvinimo tiem žmonėms. Sakai, Viešpatie Dieve, meldžiu už aną trečią laisvės, išlaisvink jį, nes jam reikia laisvės.
iš tikrųjų, ką tu meldiesi, sakai, Viešpatie, man taip sunku, išridam tą visą baisų rastą, nes nematau kelio. Reiškia, nematau jau kelio. Padėk man, Viešpatie. Žinok, ženklas, jeigu kažkas labai tave erzina, iš karto sustos ir reikia palaukti. Čia greičiausiai rastų ridenimo procedūra prasidės, o po to jau visus mažus tos dalykus. Jeigu reiks, rinksim, jeigu ne, pats Dievas susitvarkys ir be mano įsikišimo. Taip, kad su Dievu gyventi, angliškai geriau sakau, fun. Faina, liuks. Net skausmo akivaizdoj mes turim pergalę, net mirties akivaizdoj, net didžiausios skausmo akivaizdoj mes turim kuo džiaugtis. Mes nugalėtojai, jeigu mes laikomės Dievo žodžio, elgiamės pagal jį, mes esame nugalėtojai. Ir aš jūsų daugiau nevarginsiu, žinau, kad yra tema, kurią nėra taip lengva klausyti, bet ją būtina. Mes baigiam šitoj vietoj ir prabėgsiu malda, tiesiog kaip gairė, kada mes atleidžiam savo arba kitam. Kaip iš eilės vyksta. Pirma, mes pripažįstam skausmą. Kaip ir sakiau, mes iš tikrųjų, krikščionims irgi skauda. Ir pastoriams skauda. Antra, prašyk Jėzaus išgydymo. tą skausmą, kaip sakiau, atidarom Dievui ir sakom, taip, Dieve, man labai skauda, bet aš renkuosi atleisti. Išgydyk mano žaizdas. Raštas sako, jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Kita vieta sako, tu sužymėjai mano klajonės, supilk mano ašaras į ąsotį. Tu pats, tu matai tą skausmą. Ir tau ne tas pats, tau rūpi. Ir aš esu liudininkas, žinokit. Ne vieną kartą stovėjau žmonės, kada aš stovėjau atleidimo akivaizdoj, tuo metu iš tikrųjų mano jausmas buvo toks, jeigu tik tai pasimaišysi man, ten, kur nereikia, aš neatsakau už save. Toks jausmas buvo, tai nereiškia, kad aš tai dariau, bet toks jausmas buvo akivaizdus. Ir praėjo laikas, kada Dievas sugydė širdį. Kada tik atvėriau, jis iš karto pradėjo gydyti, sako, čia iš karto jisai gydo. Ir staiga matau tą patį žmogų vieną dieną. Ir aš iš tiesų noriu jį apkabinti. Nevaizduodama nieko apkabinti, aš nieko prieš jį neturiu. Ir mano brolis, kuris suklydo ten, aš kitur. Dieve, kaip gerai, kad tavo malonė atsinaujina kas ir kita. Kaip gera, kad mes galim gyventi drauge. Klysdami, keldamiesi, bet drauge gyventi meiliai. Tai yra labai daug. Ir tu atsikeli visada stipresnis, žinok. Visada. Visada stipresnis. Ir kiekvienas randas yra paženklintas auksiniais siūlais visam gyvenimui. Tu stipresnis atsistosi, negu stovėjai. Kada jį Dievo meilė. Šeima atsistos daug stipriau, negu stovėjo, kada jie apsisprendžia atleisti vienas kitam. Ir trečia, daryk sprendimą savo laisvą valią atleisti. Mes apie tai kalbėjom, savo arba kitam. Puoselėk Dievo baimingas reakcijas. Tai reiškia, tiem žmonėm, kurie tau nusižengė, sako, daryk gerą, laimink, melskis už juos, sąmoningai, Dieve, ką gero aš galiu padaryti mano priešui šiandieniniam. Tu sakai, tu ką, aš savo nemoku gerą daryti, jeigu tu esi tas priešas savo, ką Dieve gero aš savo galiu padaryti ir daryk. Padaryk kažką gero, sąmoningai, nesvarbu, kaip tu jautiesi, puoselėk tai, laimink, melskis už juos. Tu pamatysi, kaip greitai ta gydymo procesas suksis. Ir paskutinis sako, įtvirtink Dievo baimingus santykius apie save. Kas liečia nuo tavęs, kiek priklauso nuo tavęs, gyvent taikoj. Turėk tikslą, gyvent taikoj. Turėk tikslą, gyvent taikoj. Bet nenori būti su tavim susipykęs, nors tu ką. Nupykis tu su manim, kaip tu nori, pykti ant manęs, kaip nori, bet aš darau sprendimą gyvent su tavim taikoj. Kiek nuo manęs priklauso, tu darai, ką nori, tai mano sprendimas. Ir iš tikrųjų tai yra mano sprendimas. Aš nenoriu su nieko pyktis. Ir faktas taikoje gali gyventi, kai abu susitarė. Tai bet kuo daugiau tokių bus, taikos bus daugiau. Ar ne? Bet jeigu tu būsi tik vienas, tu vis tiek taikoj. Kas va taip? Tu taikoj. Tu miegi taikoj, tu keliesi taikoj, tu vis tiek taikoj, net jeigu su tavim pykstasi. Amen? Taigi, šitoj vietoj pabaikim.
šitoj vietai pabaikim. Dėkodami Dievui pabaikim, gerai? Dėkodami Dievui už atleidimą, kurį Jis mums davė. Ir primindami savo, kad iš tiesų Dievo valia yra atleisti savo ir atleisti kitiems. Aš buvau prisirašęs daugybę vardų Biblijoje, kurie turėjo atleisti savo. Kaip jūs galvojate, Dovydas ar turėjo atleisti savo? Turėjo. Petras, vargšas Petras, turėjo. Judas irgi turėjo. Daugybė žmonių, Saliamonas turėjo. Kada skaitot, nuo pradžios iki pabaigos, Abraomas turėjo atleisti savo. Irgi prisigimdė ne to, ką reikia. Visi padarė klaidas ir visi turėjo. Ir visi turėjo stovėti toje akivaizdoje realybės, kur sako, Dieve, aš vis dar žmogus ir dar vis netobulas. Jėzau, ačiū tau už gerą naujieną, kuris sako, aš atleidau tau visas kaltes ir neprisimenu tavo kalčių. Eik ir pradėk iš naujo, eik išplėšk drąsiai tau purviną lapą ir eik, stokis, bandyk vėl, atleisdamas savo ir kitiems, laimindamas save ir aplinkinius ir tokiu būdu daugindamas Viešpaties meilę žemėje. Atsistokit bažnyčia. Ir aš noriu, kad tas vienu balsu vieną šiandien pakeltum gyrių. Tau vienam Kristau. Amen. Aš noriu dabar pakviesti Kristiną Petronienę ir jos mažąjį naujagimį Danielių. Ir aš noriu, kad mes pasižiauktumėm kartu su ja. Ir palaimintumėm Danielių, pavesdami į Dievo rankas. Likit stovėt. Visi matot, nelabai, gal prisėskit, tada visi matysit. Aš nežinau kaip jūs, kai aš matau šitą stebuklą mamų rankos ar tėčių. Kai žmonės sako, yra žmonių, kurie netiki, kad Dievas yra. Čia mokslas gali paaiškinti, kaip žmogus atsiranda. Bet joks mokslas negali įkvėpti gyvybės. Amen. Mūsų Viešpats yra gyvybės kūrėjas. Ir tai ir aš kažkada buvau tokie. Gali patikėti. Man nesunku šiaip. Bet mes buvome visi kažkada tokie. Ir šitas žmogus turi ateitį. Palaimintą ateitį. Visi gimsta su tobula Dievo valia. Visiems jinai yra ne tik gera tobula. Ir aš tiesiog noriu, kad mes visi tiestumėm rankas į Danielių ir skelbtum Dievo valią. Aš prašysiu, žinot vieną, aš prašysiu, kad šitas žmogus, kad Danielius pažintų Kristų kaip savo gelbėtoją, kaip savo viešpatį, kiek įmanoma mažesnėse dienose, kuo jaunesnis. Amen. Tieskim rankas, dėkoju tau. Dieve, mes dėkojame už šitą gyvybę mamos rankos. Aš dėkoju už Danielių. Dėkoju Viešpatė, kad leidai jam išvysti dienos šviesą. Dėkoju tau Viešpatė, kad tu įsaugai šitam keliui ir išsaugai pats iki šitos minutės. Dieve, mes skelbiam toliau tavo apsaugą. Tavo apsaugą Viešpatė. Tavo gerumą, tavo gailestingumą jam. Ir Viešpatė tikrai aš meldžiu, tegul tavo tobula valia išsipildys jo gyvenime. Ir Danielius pažins tave kaip savo gelbėtoją Jėzau. Tave kaip savo gelbėtoją, kaip savo atpirkėją ir viešpatį. Mažose dienose. Tai jo širdis priklausys pilnai tau vienam. Ir tai šitas gyvenimas atneš tavo vardų šlovę. Mes skelbiam sveikatą, mes skelbiam išmintį Dieve, tavo išmintį Dieve. Mes skelbiam širdies minkštumą. Ir Dieve, mes meldžiam už mamą, Dieve, tai išmintis, įžvalga Viešpatė, lydės ją. Tai tavo meilė Viešpatė, ne mamos meilė, Dieve, liesis per ją. Tai jį regės, tai jį matys, kaip Marija, žiūrėdama į Jėzų, žinojo ir dėjusi į širdį.
tavo tėvę troškimus ir planus. Te taip Kristina matys, girdės ir supras tavo norus ir troškimus Danieliaus gyvenimui. Te bus tavo valia, mes skelbiam tavo artumą ir buvimą jo gyvenime, Jėzaus vardu. Ir visa bažnyčia sakom.